Sveiki! Su jumis SVC komanda ir jūs žiūrite video apžvalgą, kurioje mes dalijamės svarbiausiais įvykiais styginio transporto ir SVC įmonės gyvenimo istorijoje. Laidoje žiūrėkite. UST sprendimus pristatė forume Indonezijoje. Naujas SVC apdovanojimas lyderiai šiandien. Laida su Aleksėju Suchodojevu. Negaiškime laiko ir einam prie pirmo įvykio. Pasak UST Incorporated viešų ryšių centro, savavaldis transportas UST pristatytas 19 forume It's Asia Pacific Forum Džakartoje. Renginys skirtas išmanių transporto sistemų vystymui Azijos ir Ramiojo vandenyno regione. Renginys suvienijo transporto srities ekspertus, valdininkus, išradėjus ir nuomonių formuotojus naujausioms tendencijoms ir technologijoms aptarti, kurios skatina pereiti prie tvaraus ir intelektinio miesto mobilumo. SVC įmonė sudalyvavo premijos lyderiai šiandien įteikime. Ją skiria už asmeninius pasiekimus, tarnystę visuomeniai ir verslo klubų narių dalyvavimą socialiai reikšminguose projektuose, politikams, žinomiems mokslo ir kultūros veikėjams, diplomatams bei mados ir sporto atstovams. Renginys rengiamas nuo 2015 metų ir šiais metais jį organizavo žurnalas Leaders Today bei verslo bendruomenė lyderiai šiandien. Naujos laidos One to Sky vedėjos Jelenos Pičiuškinos svečiuose socialinės ir rizikos kapitalo ekosistemos SVC vienas iš steigėjų Aleksej Suchodojev. Šioje laidoje jūs sužinosite ne tik apie bendruomenės projektus lokomotyvus, styginį transportą ir biohumusą, bet ir apie šiais metais paleistą SVC bendruomenės maratoną. Tai buvo pagrindinės šiandienos naujienos. Būtinai spauskite patinka šiai laidai ir rašykite komentarus. Iki susitikimų.